girdėjau, kad Moskvičiai švelniau važiuoja negu Žiguliai. Žinau, kad turbūt ne. Ne. Nepatvirtinčiau, nes šiaip tai mano pirmas automobilis, tai Moskvičius buvo 412. Va, bet kuriuo atveju vėliau persėdau į Žigulį. Nu, vis tiek Žigulys, jisai turi šiek tiek Europos. Biškai yra, ne? Moskvičius yra rusiškas daiktas ir viskas. Ja, jis važiuoja irgi ne ką labai blogiau negu Žigulys, bet jis yra Moskvičius. Nes pagal variklius tai jie labai panašus, aš kiek skaičiau. Moskvičius galingesnis. Jo, net galbūt ir galingesnis. Variklis yra Moskvičius, jeigu neklystu, 1.6. Bet man jis kažkaip maloniau rėda negu Žigulis. Ar man taip jausmas toks, man kažkaip maloniau. Nežinau, ta prasme. Žigulis 55 arklio vietos. Šeštukas, man atrodo, 57. Netraukia. Nu, vat, jis kol neprašylės, jis... O, reikia tą patsos atidaryti. Nu, reikia su jį. Nes ketvirtą jungių netraukia. Ne, dabar normaliai. Vis tiek jie tokia yra sovietinė realybė. Svajonė. Sakyčiau, realybė. Aš iš kitos pusės darysiu.
automatiniai. Tai užsimeskit tą diržą čia. Taip, Prašylo variklis ir biškai jau smagiau važiuoja. Taip, jis traukia visai gerai. Aš sakau, va, aš su Žiguliu dabar važiavom, tai man jis kažkaip šitas geriau netraukia, jis toks. Bet gal man taip jau atrodo, aš nepripratau jau prie mašinos, žinot, kai sakau. Ne, tai čia kaip sakyt, žinot, kiekvienas žmogus turi savo pojūčius, tai ta prasme jisai, kaip sakot, jam atrodo, tai taip jisai ir susidėlioja. Tas garsu važiuoji mašinai, viską girdi. Variklio vožtuvus girdi, pavarų dėžės ūžimą girdi, galinį tiltą girdi, kaip ūžia, garso izoliacijos jokios nėra. Nulis. Bet aš tą tu jauti, kad valdai mašiną. O dabar autopilotą įjungi. Nežinau, ar to reikia. Ir su tokiais garsais, žinot, 300 km iki Palangos nuvažiuoji pailsėjęs. Atbulinį čia jo. Atbulinis kaip 5 į priekį. O. Gerai.